Sveiki visi, vėlgi susitinkam. Jaučiu, kad noriu save ištreniruoti lengvai ir paprastai, dalintis žiniomis, bendrauti su jumis, vykdyti Dievo valią, būti įrankiu ir tam reikia veikti. Taigi, prisėdau prieš šitą filmavimą, norėdama paprašyti, paklausti Dievo, apie ką kalbėti, kokios eina energijos, ką ištransliuoti. Ir kartais taip specialiai gaunasi, kad tada rodos neaišku tiesiog, ką girdim, ar kas jaučiasi, bet aš jaučiu, kad vis tiek turiu įrašyti, vis tiek turiu bendrauti ir planuoju tai daryti kiekvieną savaitę dabar, kad iš tikrųjų įeiti į tokį, kad nebūtų nei baisu, nei sunku ir tiesiog džiaugsmas eiti savo keliu, kuris jaučiu, kad tikrai kviečia. Taigi ir sugalvojau, kad ir kalbėsiu būtent apie tai tada paprastai, jeigu neateina konkrečios ten žinutės, informacijos, tai reiškia, reikia kalbėti apie tai, kas jaučiasi iš širdies paprastai. Tai ir pakalbėsime apie tą buvimą Dievo įrankiu, apie šitą susijungimą su subtiliuoju pasauliu, savyje, susiorientavimą, šitokį, ir kokios sąlygos sukuria pačią harmoningiausią erdvę dieviškoms energijoms ateiti. Nors pirmiausia, gal apžvelkim, kas tas subtilusis pasaulis. Įdomu, ką jūs jaučiat, kas jums tai yra. Kada pirmą kartą pradėjot jausti, kad yra kažkas daugiau nei matot, nei girdit, nei moko mokykloje, nei mokslas yra patvirtinęs, bet ko tiesiog atrodo viduj neįmanoma nuginčyti egzistuojant. Vis tiek ne veltui turim ir religijas, nors tai visai yra kita tema, bet vis tiek išlaikiusi pagrindinę idėją, kad egzistuoja aukštesnė jėga, kad egzistuoja nematomas pasaulis. Ir dažnai tuom ir apsiribodavo mūsų mintis, per daug galbūt kiti ir nesigilindavo, kas ten tiksliai tam nematomam pasauliu, iš ko jis sudarytas, ar turi kažkokias tai apčiuopiamus atributus, ar jame yra kažkokios ribos. Tai čia tai yra tikrai visas ištisas mokslas, mokslas ne iš mokslinės pusės, bet iš tos, kad jau daug išmintingų žmonių, savo širdį girdinčių mokytojų yra iš tikrųjų surinkę labai daug informacijos. Ir daugumos iš jų, kiek man teko susidurti, informacija sutampa. Ir tada, kai dar rezonuoja ir su širdim, tai tikrai tada norisi ir atrodo galima spręsti, kad tai yra tiesa, bent jau mano tiesa. Nes kas yra tokia bendra ir neginčiama tiesa, tai iš tikrųjų, kuo toliau keliaujant dvasiniu keliu, tuo labiau matosi, kad yra tiesiog labai daug tiesų ir daug skirtingų realybių, netgi toje vienoje pačioje žemėje. Tai trumpai, tiesiog jeigu išvardinant, kas yra subtilusis pasaulis, bent jau man ir šitam kontekste, kai aš su jumis dažniausiai kalbu ir kalbėsiu, tai yra pirmiausia visa mūsų pačių vidinė sandara, tai kad yra kūnas, emocijos, mintis, tai ką jau mes patys tikrai aiškiai suvokiam ir jaučiam, bet tada yra ir siela, yra mūsų kosminė sąmonė, yra dar netgi įvairių tarp sluoksnių, tarp šitų
tarp šitų mūsų vis mažesnio tankio esybinių lygmenų, bet pati esmė ir šaknis tai yra dieviškojo šaltinio dalelytė, atsiskyrusi nuo šaltinio ir atkeliavusi į žemę, į kūną, įsikūnijusi patirti šito patyrimo su mūsų 5 pojūčiais ir visais fizikiniais dėsniais. Toliau, kas liečia pačią visatą, tai yra dvasiniai mokytojai, tai kitos tokios kaip mes, irgi šviesos dalelės, tik tais žymiai aukštesnio sąmoningumo. Bet tai nereiškia, kad tai yra kažkas nesuvokiamo ir mistinio, kas, pavyzdžiui, nesigilinant į tam tikras žinias, gali iš pradžių taip atrodyti kaip kažkokie stebuklai, kažkokia magija, mistika. Bet pradedant domėtis, tai tiesiog galima suvokti, kad tai yra pasiektas tam tikras suvokimo ir sąmoningumo lygmuo, kurį ir mes keliaujam tuo keliu, kad pasiekti. Ir mes patys galim ateityje būti dvasiniai mokytojai, net nebe šitame fiziniam pasaulyje, bet veikiantis jau iš kitų matmenų, kitų dimensijų, kitos vibracijos, kitų planetų ar pasaulių. Čia jau visiškai tiesiog galimybių variantų beribiškumas. Ir tai kalbu apie tuos dvasinius mokytojus, su kuriais mes galim bendrauti ne šitoj fiziniai realybei. Ir per savo mintis, per savo pojūčius, per savo intuiciją, kartais ir ženklus, net ir išorinius, bet ne tokius, kad ateina ir pro duris pasibariškina mokytojo dvasia, vaiduoklis kažkoks, bet ženklus tokius kaip sinchronizacijos, kaip kažkokie rodytųsi sutapimai, pajautimai, paduodamos žinutės, tarsi kaip visai netyčia, atrodo, ko mums reikėjo, staiga pasako kitas žmogus, ateina žinia jo lūpomis, arba kažkur knygoj perskaitom, ar tiesiog netgi važiuodami mašiną pamatom ant sienos parašyta, net iki tiek elementariai yra buvę, kad man visiškai buvo atėjusi žinutė, kad tiesiog baksnoja su pirštu, kad neįmanoma nepamatyti, neįmanoma jau sakyti, kad negirdėjau ir nežinojau, tai jeigu tikrai kažką reikia žinoti. Taip, tai dvasiniai mokytojai yra pakylėtieji valdovai, yra mūsų planetos ir mūsų visatos kūrėjas, yra kitų visatų kūrėjai, yra kitos dievybės, taip sakant, kaip vieno aukščiausiojo dievo, kaip atšakos, galima pasakyti. Kaip turime kokį prezidentą ir jisai turi visokių ministrų. Tai per daug neišsiplėsiu, kaip ten kas, kaip sluoksniuojasi ir kokias pareigas atlieka, bet tiesiog, kad yra daugybė šviesos pagalbininkų, šviesos darbininkų ir kūrėjų ir tiesiog nuostabių švytinčių sąmonių. Ir labai daug jų nori bendrauti su žmonėm, nori padėti žmonijai, nori padėti mūsų planetai, kelti vibracijas, kelti sąmoningumą, prisiminti savo esmę, savo paskirtį, savo kelią į augimą. Nes vien tik tais buitis ir žemiški pasiekimai ne tik, kad jau dauguma pastebėjo, kad neteikia pilno pasitenkinimo šitam gyvenime, bet neteikia ir dvasinio augimo visos sielos kelionės atžvilgių. Taigi, apžvelgiam, kokią aš čia turiu mintise, kokiu įrankiu aš čia noriu būti. Tai būtent tuo tarpininku tarp nematomos informacijos ir šitos mūsų žemės. Įmaterinti ateinančias vibracijas, įmaterinti, išsakyti, išrašyti žinias ir taip toliau, ir per meną, ir per bet kokias kitokias formas.
man labai nauja iš tikrųjų, dar tada įterpsiu ir apie tapybą, kad aš ir anksčiau jausdavau, kad visa kūryba gali būti Dievo išraiška, bet gal ne iki galo suvokdavau, kaip tai padaryti, ir intencija lyg ir buvo, bet vat kelias iki jos turėjo ateiti tiesiog. Tai dabar pastaruoju metu, kai tapau, tai tampa visiškai meditaciniu, energetiniu tapimu, atsisėdus ir jaučiant, kokios energijos ateina ir jos persitransliuoja ant drobės, per spalvas, per kažkokius pojūčius. Ir kas įdomiausia, kad bepiešiant, tik po to netgi pasimato, kas nusipiešė. Nejungiant proto, po to atsiskleidžia, kokios energijos norėjo įsikūnyti, kokie ženklai, net simbolikos visokios, mane pačiai labai labai stebina. O dabar turėjau pirmą kartą ir tokį užsakymą, kad piešiau konkrečiam žmogui. Ir netyčia taip gavosi, kad man telkiantis į subtilų pasaulį, aš jaučiau, kad turiu telktis ir į to žmogaus kosminę sąmonę. Kad ne tik vykdyti tą tokį savarankišką kūrybinį darbą, kaip anksčiau tapydavau, bet kad paklausti, kokios energijos nori ir pas tą žmogų ateiti į gyvenimą. Ir labai labai įdomiai iš tikrųjų išsijautė. Atrodė, kad aš bendrauju su to žmogum nuotoliniu būdu ir ko jam reikia, kokios savybės pas jį jau yra, kokias reikia pastiprinti. Labai labai įdomiai. Tai vat tai jau irgi kaip pavyzdys buvimo įrankių Dievo. Tai labai, labai tikrai iš tikrųjų smagi veikla, ką traukia į meną, tai kad irgi ir jeigu traukia taip pat įnešti į tai gilią prasme, galima pabandyti visada užduoti savo klausimą. Ne tik kas man gražiai atrodo, ar ką smagu daryti, bet kas norėtų nužengti į šitą žemę. Kaip buvau vienoje stovykloje užsieny, tenais buvo apie gamtą ir apie šamaninę filosofiją. Tai kad sako, šamanai teigia, kad ne jie kuria kūrinį, bet padeda kūriniui ateiti. Grinai jau kažkaip gal gražiau skambėjo, bet būtent apie tą įžeminimą kažkokioj nematerialioj erdvėje jau egzistuojančios idėjos, energijos, vibracijos. Ir tiesiog per savo rankas, per savo energiją, per savo skiriamą laiką, medžiagas mes tai pertransliuojam iš tos nematomos erdvės į matomą. Ir jeigu palaikom ir savo tyrą energiją pačių, savo tyrą intenciją, susitelkimą, tai ta energija, tai ne tik objektas atsiranda prieš mūsų akis, bet ir visa energija pereina į kažką, ką galima dalintis su žmonėm. Jo, taigi, tai kas dar svarbu, būnant tuo įrankiu, man labai įdomu, ar jūs esat jautę tokį norą, tokį kvietimą, tarsi vykdyti kažkokią savo paskirtį, bet net ne iš egoistinės prizmės, kad vien savo talentus atskleisti ar rasti, kas mane labiausiai džiugina, bet kame aš labiausiai susilygiuoju su kažkokia visatos tėkme ir paduodama energija, su aukštesnėje valia, atrodo, tada bent man jaučiasi pats didžiausias pasimėgavimas, prasmė, džiaugsmas. Tai jeigu kiltų noras, gali tikrai pakomentuoti po šituo video. Labai įdomu jums patiems išsisakyti ir užfiksuoti. Ir man labai įdomu būtų sužinoti. Tai svarbu, kaip sakiau, paruošti save kaip vartus
Nes be tam tikrų būsenų energija tiesiog nelabai gali ateiti. Tai pirmiausia, kaip mes nustatom save kaip radijo anteną. Kaip tam tikrą dažnį, įsivaizduokit, kaip reikia ten reguliuoti, ar ne, kiek ten tų FM, taip sakant. Taip ir mes pirmiausia pagavę, ar tiesiog sugalvoja mintį, nors yra šiaip keli būdai. Tai gal pirmas būdas, kitą papasakosiu, kitą būdą tokį, tai kad išjaučiam savyje susitelkimą į Dievą ar bet kokį mokytoją, ar bet kokią energiją, netgi meilės energija gali būti į džiaugsmo, taikos, ramybės, bet kokios energijos dažnį susitelkiam. Tai pirmiausia vyksta koncentracija ir susijungimas. Susijungimas, kad tarsi pagauna ryšys ir pabūti dar šiek tiek toj koncentracijai, su laiku vis greičiau vyksta tas procesas, bet pačioj pradžioje dar būna užtrunka ir vien kol mintis nurimsta, nutyla ir kol atsiveria net ir pralaidumas, kūne atsipalaidavimas, kad nebūtų raumenų įtampos, kažkokios psichologinės įtampos. Tai vykus tam kontaktui galim pradėti stebėti tiesiog ir leisti ateiti tam, kas ateina. Bet kaip sakiau, kodėl gali būti tokių situacijų, kad mes tarsi ir pasiruošę, ir norim, ir klausim Dievo, ir gali niekas neateiti, tai irgi dėl to, kad mes nemokam būti nešališki. Gali kilti daug lūkesčių, gali kilti baimė. Ar aš tikrai galiu kažką jausti? Ar kažkur čia žinoti, kad čia tikra ir kad niekas nežino, visko gali kilti ir kad kiti nepasmerktų ir savo paties netgi kažkaip lūkesčių gal, kaip turi ta žinia ateiti, kaip aš turiu jaustis, gal man tai turi, galvojam, kažkokią euforiją suteikti, arba būti labai įdomi, svarbi žinia, arba kad aš turiu girdėti vos ne kažkokį balsą, arba kad turiu matyti vaizdinius. Mes dažnai net nepastebim, kiek daug susikūrėm dėžučių ir filtrų ir po to prašom, kad Dievas į tą dėžutę bandytų įlipti. Tai dėl to iš tikrųjų gali pradžioje ir užtrukti, kol išmokstam antiek pasitikėti ir atsipalaiduoti ir tiesiog eiti į darymą ir į veiksmą, kad galiausiai pasitikim tuo ir taip, kas ateina ir kaip ateina. Net jeigu tai ateina ir vėliau tiesiog vaikštant arba beveik užmigus ar prausintis duše, bet tiesiog su tuo giliu širdį suvirpinančiu jausmu. Tai bet labai svarbu yra ir daryti. Tiesiog tai labai deklaruoja tą intenciją ir tą mūsų pasiryžimą ir tarsi užkuria magnetizmą kaip magnetą, kuo mes daugiau į kažką telkiam energijos, net nesvarbu pradžiai, kiek mes esam tame meistriški ir kokios mūsų pradinės savybės, bet kuo daugiau į tai praktikuojame, tai telkiamės, tuo labiau ten kaupiasi mūsų dėmesio energija ir didėja tiesiog toks kaip branduolys šviesos, kuris traukia situacijas, traukia jau po truputį susiligiavimas iš visatos. Ir tikrai tada dvasiniai mokytojai jau nori ir bendradarbiaus tokiu žmogumi ir žymiai lengviau ateiti pas tokį žmogų, užtikrinta ir save sutvirtinusi kaip nekritikuojanti, nesitikinti, nefiltruojanti įrankį, kanalą. Mane tai labai kažkaip džiugina šitą temą, labai kelia daug įkvėpimo, nes tikrai nuo pat mažų dienų kažkoks buvo jausmas, kad noriu tai daryti.
tik tais reikėjo ir savo nekantrumą įveikti. Net ir dabar tikrai būna, kad reikia, kaip sakiau, įveikti tos lūkesčius, kad kažkas vyktų greičiau, intensyviau, svarbiau. Ir užtrunka ir kol mūsų įsitikinimai nebemaišo. Tai nereiškia, kad mes turim būti visiškai tobuli ir tik tada galim pradėti iš tikrųjų kažką skleisti, mokyti, kas pavyzdžiui liečia sąmoningumo vedlius, mokytojus, tiesiog terapeutus, visokiausių ir menų, ir praktikų. Tai tikrai nereiškia, kad mes tik tai save įvaldę galim eiti ir veikti. Ne tą turiu omeny. Kad per veikimą mes ir mokomės, jau darydami, o ne laukdami, ne kažkaip vis dvejodami ir abejodami, nes to tokio raštiško, taip sakant, patvirtinimo niekas neteis ir neduos. Ant popieriaus nenusileis angelas ir štampo neuždės. Taigi taip, tai apie savybės, kalbėjau. Tai ir kaip aš dabar darau, reikalingas tikrai susicentravimas. Susicentravimas ir stabilumas, kad galėtų eiti energija taip, kaip ji nori eiti ir neišblaškyta emocijos. Kažkoksai tai kitų žmonių galbūt principai, kaip jie daro. Tikrai yra sunku pasiruošti ir nusiteikti, daryti visiškai, jeigu reikės naujai, visiškai nematytai, net neaišku kaip. Jeigu ateis kažkokios žinios, ar kaip aš dabar filmuoju video ir iš pradžių gal net negaliu žinot formato, kas tai bus, ar aš kalbėsiu kaip kažkokios paskaitos pobūdžio, ar tai bus tiesiog asmeninis pasidalinimas, ar tai gali netgi nukrypti į meditaciją. Ir visiškai pasitikėti. Tai va tikrai svarbu lengvumas, nesureikšminimas. Tiesiog netgi galit pajausti patys, jeigu nori energiją tekėti, tai ką reiškia visi šie dalykai viduje? Kaip baimė, sureikšminimas, lūkesčiai, tai tarsi susispaudimas. Tai kaip gali pratekėti energija per mūsų šitą fizinį laidininką, kad ir mes gaunam tai mintimis ir per pojūčius, bet vis tiek galų gale pereina ir mūsų fizinę struktūrą. Tai kaip gali tekėti, pavyzdžiui, kad ir sodininko vanduo per laistymo žarną, jeigu jinai būtų užspausta, tai niekas ir netikėtų. Tai tikrai jaučiu, kad yra nemaža mokykla ypatingai daug mąstantiems, abejojantiems, nesiryžtantiems. Tuo tarpu ir aš pati tikrai labai mokausi tvirtėti savo tiesoje, savo pojūčiuose. Tai vat ir kita savybė yra tikėjimas. Tikėjimas tuo, kas vyksta, tuo, ką aš renkuosi ir tuo, ką darau. Net jeigu manęs besiklausantys žmonės nesuprastų, net jeigu atrodytų, kad tai netinka pagal kažkokią formatą ar sistemą, ar nepateisina artimųjų lūkesčių, bet vis tiek visiškai tikėti. Nes tai tarsi indas vandeniui, tarsi mes prašom to vandens iš Dievo, pavedimų, taip sakant, nurodymų, bet jeigu mes neturėsim indo ir jis pils tą vandenį mums tarsi kiaurai per pirštus, tai mes tiesiog nieko nepriimsim, nieko taip tvirtai neužfiksuosim, neįmaterinsim. Tai tikėjimas, aš tiesiog jaučiu ir net matau tą vaizdinį, kad yra kaip indas.
tvirtas, solidus, kurį mes atnešam Dievui ir sakom, aš stengiuosi būti vertas, tvirtas, vientisas, prašau pripildyk šį indą ir veikime, kurkime kartu. Tai jo, labai svarbi tema tikėjimas. Atrodo, aš galėčiau kalbėti apie tai. Atrodo, kad apie tikėjimą tikrai esu nemažai šnekėjusi, bet turbūt nemažai reikės dar kalbėti. Nes tikėjimas tuo pačiu yra ir kaip medžio šaknis, kurios labai įsitvirtina tiesiog į pagrindą, į stabilumą ir gali išlaikyti bet kokias sroves reikalingas. Kaip medis atlaiko vėjo audras, taip ir mes su savo tikėjimo šaknimis galim atlaikyti stipres energijų transliacijas, netikėtas žinias, netikėtus nurodymus. Tai ateina dar ir toksai vaizdinys, kad tiesiog teka taip kaip upė liejasi į šį pasaulį. Tai kad būnant Dievo įrankiu, ar tiesiog einant savo keliu, skleidžiant šviesą, džiaugsmą, mes irgi turim labiausiai koncentruotis į šitą skleidimą. Ne į tai, kur nueis tas energijos kitas galas ir, taip sakant, kas atsigers iš tos upės, bet net nesifiksuoti į tą baigtinumą, į rezultatą, nesifiksuoti. Nesifiksuoti į mums svarbu priimti energiją, skleisti ją ir toliau atiduoti procesą Dievui. Kaip tai išsiskleis, kuo tai baigsis, kas tai gaus, kaip sureaguos, kaip pasikeis pasaulis. Iš tikrųjų pasikeis. Nuo mažiausių veiksmų mes dovanojam savo indėlį. Tai jeigu mes esam užtikrinti ir susitelkę, kad iš mūsų sklinda šviesa, tai ir visi tolesni procesai jau bus pagal Dievo valią. Ir taip pat tai reiškia, nesitelkiant į rezultatą, kad mes į savo veiksmą ir procesą neįtraukiam ego. Kad man netgi patinka savo kartoti, kad aš nieko iš to negausiu, nieko iš to nesiekiu, netrokštu. Aš vien skleidžiu, dalinuosi, dovanoju. Ir tada bet kokios iliuzijos, kad ar neteisingi motyvai, kad aš darau kažką, nes tikiuosi gauti kažką, būti laimingesnė, kai gausiu patvirtinimą, gausiu daugiau kokių laikų, pavyzdžiui, patiktukų, atsiprašau. Kad ir ką mes gautume, kad ir ką mes kažkaip pasiimtume iš išorės, tai nuolat ves tiesiog prie kito objekto ar kito noro, kito veiksmo. Ir niekad neatneš tos galutinės pilnatvės. Ir tik savyje užsipildymas tos pilnatvės yra būtent tas teisingas kelias. Tas ilgalaikės ir nekintančios laimės savyje atrakinimas. Ir tada jos skleidimas į išorę. Tai taip išlaisvina, bet to pačiu gali būti ir sudėtinga tiesiog suvokti, kad ką aš svajoju, ko aš siekiu, galite tiesiog įsivaizduoti. Man niekada iki galo neduos laimės. Atrodo, net nepatinka protui girdėti tokią informaciją. Kaip tai? Taigi fainai čia svajoti, keltis į namą, keliauti, tralala. Bet ne. Tai gali duoti kažkiek tai laimės, kiek išskleidžiam patys savyje esančių savybių, kiek tas aplinkybės padeda mums tiesiog atskleisti tai, ką ir taip turėjom viduje, bet iki galo taip niekada ir neužpildys. Ir tik tais savyje turėdami ryšį su tuo šaltiniu,
su ta šviesa, tada ir veikiam netgi tuos pačius dalykus jau be prisirišimo, be to lūkesčio gauti. Tada tai vyksta tiesiog kaip patyrimas, kaip ėjimas į tiesiog aplinkybės pagal savo vidinį susilygiavimą. Ir visos tada patirtis tampa kaip bonusas, kaip mūsų vidaus natūralus atspindys, bet ne priežastis. Ne išoriai yra priežastis, tik viduj. Nu ką, pabaigoje galim truputėlį pabūti susikūrusio iš to energijoje. Siunčiu jums sklindančią vibraciją, nes jaučiu, kaip teka energija, kaip gera skleisti dieviškumą. Siunčiu jūsų kiekvieno namus šitą palinkėjimą ir palaiminimą. Kiekvieno klausančiojo širdį, protą, į protą ramybės, į širdį tikėjimo ir tvirtumo, į namus lengvumo, gaivos ir tyrumo energijos. Dėkoju Dievui, subtiliesiems mokytojams už viską, už šitą mūsų laiką kartu. Už vedimą, pagalbą, palaiminimus, jų nuolatinį buvimą kartu. Ar mes jaučiam ar nejaučiam. Bet jie nuolat kartu. Nu ką, giliai įkvepiam, iškvepiam. Ir taip jau pakalbėjau daugiau nei tikėjausi šiandien. Tai manau, susitiksime visai neužilgo. Jau kaip sakiau, noriu reguliariai bendrauti, skleisti, kurti, kad sutvirtinti ir įgalinti save kaip tą Dievo įrankį. Tai ir jums linkiu šios prasmės, savo širdies girdėjimo, ėjimo savo keliu. Galit pasidalinti, kum tik norit po šito įrašu. Ir siunčiu jums daug meilės, daug linkėjimų. Gražios dienelės.